Šiandien atliksime 2 pratimus, tai būtų pritūpimai su štanga ir spaudimas ant suolelio krūtinėje. Tai pradėsime nuo pritūpimų su štanga. Ką svarbu žinot darant šitą pratimą, tai būtų laikysena, kojos turėtų būti pečių plotyje, rankos turėtų būti ant štangos, turėtų būti plačiau negu pečių plotis, pati štanga turėtų būti už galvos, ant trapecijos. Šitą pratimą darant reikia nepamiršti kvėpuoti, žvilgsnis turėtų būti tiesiai, truputėlį aukščiau, kad nebūtų per žemai ir per aukštai, nes galima prarasti orientaciją, galima patirti traumą. Šitą pratimą darant dirba pagrinde kojų raumenys, tai būtų keturgalvis raumuo, dvigalvis raumuo, blauzdos, sėdmenis, įsijungia presas ir taip pat nugara. Dabar pademonstruosiu pratimą. Taip pat nepamiršti kvėpuoti, darant šitą pratimą. Reikėtų paminėti, kad darant šitą pratimą negali keltis nei kulnai, nei pirštų galai, nes taip pat galime prarasti pusiausvyrą ir pakilus arba kulnus arba pirštus tenka didelis spaudimas sąnariams. Taip, kitas pratimas būtų spaudimas štanga. Ką reikėtų žinoti apie šį pratimą, tai kad nugara turėtų būti padėta ant suolelio, tvirtai, kojos ant tvirtai ant pagrindo, kojos turėtų būti 90 laipsnių kampu, rankos turėtų būti paimtos plačiau negu pečių plotis. Patį pratimą atliekant reikia nepamiršti kvėpuoti, taip pat pratimą darant reikėtų nuleisti pačią štangą link krūtinės, kur speneliai, ir parodysiu šį pratimą. Taip pat darant šitą pratimą reikėtų nepamiršti kvėpuoti. Viršų įkvepiam, užlaikom ir iškvepiam viršų taip pat. Taip pat nepamiršti šitą pratimą darant reikėtų išpūsti krūtinę ir nugara turi pasidėti ant pagrindo ir natūraliai turėtų įsivesti. Tai va, prašom matyti kolegai. Gultis ant suolelio, kojos tvirtai ant pagrindo, 20 laipsnių kampu, rankos turėtų būti plačiau pečių plotyje, pasiimti štangą, leidžiam štangą link krūtinės, kur spenelį, taip, viršų iškvepiam labai gerai.